Labadiena, šiandieną tęsėm mūsų pokalbį apie šiuolaikinės filosofijos sąvokas, konceptus. Šiandieną noriu supažinti su nauja sąvoka, tai yra dialektinis reliatyvizmas. Tai kokie pagrindiniai yra principai dialektinio reliatyvizmo? Tai dabar pirmas. Pasaulis yra pilnai nepažinus, tačiau jis yra dialektiškai kintantis ir besikeičiantis. Ką turim omenyje tai sakydami? Tai pirmas, mes ne visada galim pažinti iki galo tai, kas vyksta aplinkui. Ir netgi moksliniai tyrimai paskutiniai rodo, kad atkartojamumas mokslinio tyrimo jis ne visada yra 100%. Bet mes matom, kad jisai keičiasi jau vien dėl to, kad nepasikartoja, mes matom, kad kažkas keičiasi. Toliau, antras. Natūraliai iškyla tada klausimas, ar dialektika yra iliuzija ar realybė. Viskas priklauso nuo pažinimo laipsnio. Mes galime bandyti įvairiais būdais pažinti pasaulį, atskleisti jo reikšmes, o naudojam tam pagrindinės 14 kategorijų. Tai yra laiko kategorija, erdvės kategorija, pirminių antrinių sąvokų kategorija, priežasties pasekmės dėsnis ir daugybė kitų. Jų pagalba mes bandom atskleisti pasaulį, koks jis yra. Toliau. Neurologiniam lygmenyje mes objektą skaidome į išorinės ir vidinės jo savybės. Matome jų tarpusavį ryšį, prieštaravimus, tačiau tas pažinimas nėra pilnas. Kodėl? Todėl, kad tų ryšių ir santykių yra tikrai labai daug ir konkrečioj, kažkokioj vienoj konkrečioj situacijoj mes pilnai visko surasti priežasčių negalim. Ir ypač ant tų kažkokių ryšių, nes koreliacija tai ne visada yra kažkas tai, kas iš tikrųjų egzistuoja, tas priežasties pasekmės dėsnis. Tai dabar toliau, jeigu tęsiant, kiek jis tikslus, kiek jis yra objektyvus, mes niekada negalim pasakyti tiksliai. Bet tuo pačiu metu mes negalim paneigti, kad šitas pažinimo būdas jisai egzistuoja ir kad, mes negalim pasakyti, kad nėra to pažinimo būdo, jis yra, bet jisai visada yra nepilnas ir pakankamai sudėtingas. Todėl mūsų bandymas pažinti pasaulį, jis yra visada reliatyvus. Ir dar priedo per tą laiką tas pasaulis pasikeičia ir kas tada gaunasi? Mes randamės reliatyvaus, vadinkim, dialektinio reliatyvizmo situacijų. Todėl dar į ateitį žiūrint yra ir kitų suvokimo ir bandymo suvokti pasaulio formų. Tai yra antianalizės, bet apie tai mes pakalbėsim sekantį kartą. Sėkmės jums visiems ir bandom suvokti pasaulį.